dalyvauja Artūras Kausmenis, Vytautas Kledaras ir Konstantinas Rečkovas. Klausimas dėl 2025 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Prašau. Labai diena visiems. Pristatysime jums 2025-2027 metų trimetį biudžeto projektą. Noriu priminti, kad jums buvo pateikta medžiaga iš anksto susipažinti. Ir dabar truputį plačiau apie patį visą biudžetą. Tai kaip matote dabar biudžeto pajamos. Trimetis biudžetas tvirtinamas ir valstybės. Galiu paminėti iš karto, kad tvirtinama 2026-2027 metų, tai tik bendros sumos, bendros pajamų ir bendros asignavimų sumos. Detaliai yra išdėstomas 2025 metų projektas. Ką galiu pasakyti išskirtinio? Tai 2025 metų planuojam šiais metais nesiskolinti apskritai. Dengiame savarankiškų biudžetų ir iš karto įsitraukime apie 700 000. Jei pradėti iš eilės, tai mokesčių, kaip matot pagal projektą, tamsesnis stulpelis, planuojam 27 200 000, kitos pajamos sudarytų 5 milijonus apie 100 000, ilgalaikio turto realizavimo pajamos apie 150 000, dotacijų įsitraukiam dabar tvirtinant biudžetą 13 400 000 ir iškart galiu paminėti, kad jos didėtų metų bėgyje. Šiaip vidutiniškai didėja 5-6 milijonus. Apyvartos lėšų yra 2 900 000. Ir kaip matot, skolintų tuščia eilutė, tai šiais metais neplanuojame skolintis. Valstybė mums prognozuoja iš mokesčių gyventojų pajamų mokestį. Tai jeigu pasižiūrėsite 2026 metų projektą ir 2027 metų projektų sumėlės, tai didėja apie 2 milijonus, 3 milijonus eurų. Ir tada, kaip matot, bendras 2025 metų pajamų projektas sudaro 48 700 000, 2026 metų 49 700 000, ir 2027 metų projektas 51 700 000 eurų. Gal trumpai norėčiau pristatyti dar priežastis, kurios lėmė augimą. Pirmiausia, tai turizmo rodiklių įstatyme yra, kaip žinot, yra skiriama kurortui. Šiais metais Druskininkų savivaldybei yra skirta apie 2 200 000, tai yra apie 300 000 daugiau nei pernai metais. Vienas rodiklis, tai yra nuo bendro ploto, yra skiriama apie 900 000 eurų, kitas rodiklis nuo turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose, tai 1 300 000. Ir bendra suma susidaro apie 2 200 000. Kaip žinot, didėja darbo užmokesčio fondas. Tai pirmiausia didėja pati minimali alga iki 1038 eurų. Taip pat didėja bazinis socialinės išmokos dydis iki 70 eurų ir VRP iki 221 euro. Atitinkamai didėja ir mūsų išmokos socialinės ir didėja darbo užmokesčio fondas, kurį vien tik tai jau skiria pagal įstatymą biudžeto patvirtinimo. Tai kultūros darbuotojams jau numatoma 30 000 iš karto įstatymę, pedagogams, socialinės srities darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams. Visas šis didinimas jau sudaro apie 1 milijoną eurų. Iš pajamų gal tada pereisim prie asignavimų. Dabar asignavimų dalis palyginimą pateikiam 2024-2025 metų. 2025 metų projektas pagal visas 10 programų irgi yra lygus mūsų pajamoms, tai yra 48 700 000. Asignavimai 2026-2027 metų yra lygus pajamoms, tai yra bendromis sumomis pateikti kaip ir pajamos. Galiu paminėti, kad pirmos programavimos asignavimai sudaro, kaip mato, 6 600 000. Antros programos turizmo, kultūros ir sporto plėtros
6 milijonai 900 tūkstančių, bendruomenės aktyvinimo ir verslo plėtros virš 700, urbanistinės plėtros tik 70 tūkstančių, mažiausia programa. Aplinkos apsauga skiriam jai 2 milijonus 400 tūkstančių, ūkio infrastruktūros plėtros programai skiriam 5 milijonus 400 tūkstančių. Čia galiu paminėti, kad dar įtrauktos ir kelių priežiūros plėtros programos lėšos, kurios sudarys vis tiek apie 2 milijonus, tai įsivaizduokit, kad didės šita programa. Švietimo programa pati didžiausia, sudaro beveik 19 milijonų, jaunimo užimtumo programa beveik 400 tūkstančių, socialinės paramos programa 6 milijonai 600 tūkstančių ir sveikatos programa apie 500 tūkstančių. Ką galiu paminėti apie asignavimus? Tai yra reikšmingi nauji asignavimai iš savarankiško biudžeto, kurie sudaro daugiau kaip 2,5 milijono. Iš jų tai kultūros sostinė 2025 skiriame apie 1,5 milijono eurų. Iš jų savarankiško biudžeto dalis sudaro daugiau kaip 675 tūkstančius eurų ir kartu dar kurorto rinkliavos skiriame 500 tūkstančių. Valstybės biudžeto dalis yra 99 tūkstančiai ir Lietuvos kultūros tarybos yra skiriama 115 tūkstančių. Taip pat bus rėmėjų lėšų, kurios sudaro apie 110 tūkstančių. Kitas labai reikšmingas įtraukta į biudžetą dalis tai yra investicijos į pavaldžių įstaigų turtą. Tai vien tik į švietimo įstaigų turtą sudaro apie 491 tūkstantį eurų. Iš jų įtraukėme vien tik tai sporto centrui 150 tūkstančių stogo remontui. Visų bendrai investicijų suma pavaldžių sudaro apie 778 tūkstančius eurų ir skiriame įvairiems poreikiams įstaigų, kuriuos išsakė per svarstymą biudžetą. Infrastruktūros plėtros programos didėja dėl miškų įstatyme numatytų lėšų, kurios yra skiriamos 2025 metais 450 tūkstančių. Taip pat į biudžetą esame įtraukę ir įstaigų dalyvaujamajam biudžetui iš 256 tūkstančių eurų. Svarbu gal paminėti apie darbo užmokesčio pokytį, kuris sudaro palyginus su 2024 metais 2 milijonus 600 eurų, tai savarankiškos biudžetas didėja 1 700 000 ir valstybės biudžetas suma didėtų apie 1 milijoną. Dar galiu paminėti iš reikšmingų sumų gal tai, kad projektams skiriame iš savarankiško biudžeto apie 2 milijonus 600 tūkstančių. Tikimės pasirašę finansavimo sutartį, kad gausime ES grįžtančias lėšas, nes pernai metais labai daug investavom savarankiško biudžeto, tai Viešnyčios aikštės projektą ir Žvaigždžių orbitos projektus ir šias lėšas taip pat nukreipsime projektų įgyvendinimui. Turime, kaip ir kasmet, VIP dotacijų grąžinimą pagal grafiką. 2025 metais yra numatyta virš 154 tūkstančių grąžinti. Tai gal trumpai pristatyti šitą vietą būtų tai, kad tai yra kaip ir procentinė paskola ir tikrai labai patogu projektam įgyvendinti. Išsidėstom pagal grafiką taip, kaip savivaldybei patogu grąžinti tas sumas. Mero rezervo yra numatoma suma nuo 0,25% iki 1% nuo savarankiško biudžeto pajamų, tai šiai dienai įtraukėme mažiausią sumą 81 200. Komunalinių atliekų surinkimo išvežimui yra numatoma apie 1 700 000 grubiai ir iš jų apie 1 320 rinkliavos lėšų. Dar turim likutį apyvartos 28 tūkstančius, tai rinkliavos lėšų sudarytų apie 1 348 tūkstančius. Infrastruktūros plėtros programai numatoma 1 335 tūkstančiai. Teritorijų tvarkymų ir priežiūrai apie 1 100 000. Taip pat galiu paminėti, kad gatvių apšvietimui numatome pagal fantą, tai 240 tūkstančių. Tai būtų mažiau nei ankstesniais visais metais, nes galiu paminėti, kad jau nuo 2020
21 metų suma mažėja, pakeitėme daug lempų į ledus, taip pat įdygėme saulės elektrinės ir dėl to mažėja sąnaudos. Vežėjų nuostoliai išaugo iki 910 tūkstančių, lengvatos sudarytų 150 tūkstančių. Svarbu paminėti tai, kad studentų rėmimui skiriame pagal faktą ir jau tai daug didesnė suma nei ankstesniais metais būdavo, jinai išaugo iki 77 tūkstančių eurų. Dar kam galiu paminėti tai, kad išlaidoms iš viso mūsų minėto biudžeto 48 milijonų 700 yra skiriama 43 milijonai 200, ilgalaikiam turtui įsigyti 5,5 milijonų. Gal svarbu paminėti, kad savarankiško biudžeto asignavimų dalį sudaro 35 milijonai 200 ir iš jų 1 400 kurorto rinkliava, atliekų rinkliava, kaip minėjau, apie 1 300 000 ir apie 600 tūkstančių sudaro biudžetinių įstaigų pajamos uždirbamos už paslaugas. Taip kaip ir minėjau, didžiausia programa yra švietimo programa, tai beveik 19 milijonų. Antroje vietoje pagal dydį būtų turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa, beveik 7 milijonai. Toliau yra socialinės paramos programa 6 milijonai 600 ir atitinkamai panašiai yra savivaldybės veiklos programa. Tiek gal išsamiai, neišsamiai pristačiau, bet jūs, kadangi gavote medžiagą, visą susipažinote ir gal tada turėsite klausimų. Programos galėsite klausimų? Dalyvaujantis čia? Nuotoliu dalyvaujantis? Nematau, neturi. Aš tai noriu paklausti sveikatos apsaugos, kodėl čia toksai sumažėjimas plano padarykim, lyginant 24 metus. Apie sveikatos programą, kol atsidarys, tai net apskritai galiu paminėti, kad sveikatos programa tai didėja 92 tūkstančiais eurų. Palyginus su 2024 metais yra skirima administracijai ir visuomenės sveikatos biurui. Turime čia visko labai daug. Tiesiog galbūt kitaip pasirengę paimti. Čia analitikai skirtas posėdis, tai tikrai visus su pokyčiu žiūrėti. Čia 10. Taip, čia publikacija. Tai, kas svarbiausia, galiu paminėti tai, kad administracija iš savarankiško biudžeto yra skiriama 147 tūkstančiai eurų, savarankiškas biudžetas sudaro 100 tūkstančių ir visuomenės sveikatos priežiūros programa beveik 48 tūkstančius eurų. Tai skiriama projektams įgyvendinti, taip pat skiriama ligoniniai, poliklinikai. Šioje programoje skiriama visuomenės sveikatos biurui 363 tūkstančiai eurų. Iš jų savarankiško biudžeto dalis sudaro 148 tūkstančius eurų, valstybės biudžetas skiria 215 tūkstančių. Ką galiu paminėti su šito visų skirimų lėšų? Tai, kad mes jau kreipėmės 2 metai dėl sumažintų lėšų nuo 22 metų. Yra problema, kad skiriama mažiau 142 tūkstančiais eurų. Rašome raštus, pagal visą metodiką paskaičiavimo turėtų būti skirta vietoj 214 tūkstančių, 357 tūkstančiai su pusė. Julija kalba dabar apie paskutinę eilutę, padėsiu, tai yra dotacija skirta sveikatos biurui. Realiai jinai yra per maža, todėl yra antra eilutė, savivaldybė papildomai finansuoja 140 tūkstančių. Teisingai sakyti? Tai va, tai mero vardu jau rašėm ir meras rytoj susitiks Seime su sveikatos ministerija ir viens iš klausimų, bet ne tai įtakoja tą minusą, ką klausė pirmininkė. Minusus įtakoja valstybės biudžeto įgyvendintų projektų pokytis. Čia yra geras dalykas, mes pabaigėm tą projektus, kaip tiek, kad jis buhalteriškai ateina į minusus. Čia žinoma. Tiesiog, aš jau pristatyto tada tai sumažėjo. Aha. Tas
O šiaip dar pirmą eilutę atkreipti dėmesį, Julija paprastai pasakė vietoj 63 100, mes didinam sveikatos projektų eilutę, atsižvelgdami į poreikį, skelbsim konkursą, tikrai bus nustatyti prioritetai, svarstys sveikatos komitetas ar sveikatos biuros taryba, bet realiai pagal bendrą situaciją matom, kad tas poreikis tikrai projektams yra didelis, todėl kaip tik didinam net 67 punktų. Jeigu galima dar Atsiprašau. taip, čia viskas su kuo susiję, kad 4 metų buvo 52 milijonai. Taip. Apie bendrą biudžetą. Taip, apie bendrą. Tiesiog reiškia, ko trūksta, jūs eigoj gausit iš projekto, ar kaip tiesiog reiškia, jeigu galima. Taip, čia pirmas klausimas. Nepaminėjau aš gal iš karto pristatydama, kad mes dabar jums palyginimą pateikėme su patikslintu biudžetu. Tai reiškia su biudžetu, kurio užbaigė visus mūsų 2024 metus. Pirminis biudžetas 2024, kai buvo tvirtinome, jisai siekia 46 milijonus 500 tūkstančių. Tai atitinkamai, jeigu palyginsim patvirtintą šių metų, kokį planuojam tvirtinti, yra didesnis. Metų eigoje yra 2025 šalis. O iš tikrųjų sąmoningai lyginam su metų pabaigos dėl to, kad tas poreikis niekur nedingo ir mes jį poreikis ir galimybė pritraukti lėšas tikrai yra. Valybė užsiminė ir apie kelių programų informaciją, kad ir apie kai kurias kitas. Paprastai mes tarybai pateikėm sąrašiuką, pristatant biudžetą, aš tą netgi pažymiu konkrečiais, mes prisiauginsim ir dotacijų ir tikimės viršplaninių pajamų savarankiško biudžeto turėti. Ko gero, tas biudžetas metų pabaigai bus ir didesnis, aš turiu tokius didesnį. Jūs turėtumėte. Ta prasme, didesnis negu buvo 24. Taip. Tai tikrai variantų, to, kad visi dabar matytas didesnis. Dabar, jeigu galima, jūs minėjote apie darbų užmokesčio didinimą. Nu ir paminėjot labiausiai švietimo sritį. Kiek teko skaityti teisės aktus ir pažadus valstybės lygmeny, tai švietimo skyriaus, tai yra mokytojai, švietimo darbuotojai, jau 4 metų pabaigai, arba bent jau 5 metais turi gauti 130% vidutinio darbo užmokesčio šaltinio. Kokia situacija čia gal švietimo skyriaus, kaip pasakyti, yra mūsų savivaldybė? Šiaip galiu pasakyti, jau šiai dienai pedagogų pačių darbo užmokestis dėtų apie 800 tūkstančių, čia mūsų savivaldybės turiuomenį, įstaigų vadovų apie 84 tūkstančius. Bet jie kalbat apie bendrais, o aš apie kaip jie atrodo, darželio auklėtojas, ar ten pradinės klasės mokytojas. Ar čia priklausomai nuo mokytojas, magistras, postmetodininkas? Priklausomai to, sukyla procentaliai, sukyla visi procentai. Tai aš tik mano klausimas, ar pasieks kiekvienas švietimo darbuotojas gaus 130% lyginant su valstybės. Tai galiu pasakyti dabar taip, nuo 2025 metų sausio 1 5,6% auga lėšos mokyklos bibliotekininkų darbo užmokesčiui. Taip pat nuo rugsėjo 1 8,2% didinamas finansavimas pedagoginių darbuotojų, nes tą, ką aš prieš tai sumas minėjau, tai ten yra nuo sausio 1. Tai aš visą šitą suprantu. O jeigu... Aš papildysiu. Kadangi iš tikrųjų šiek tiek žinau situaciją ir aš tai šiandien šviežiai dar nespėjau susipažinti, tikrai pas mus vyksta viskas pagal galimybės nustatytą planą. Tačiau labai gerai patikslino klausimą, tai priklauso nuo pedagogo krūvio, jo kvalifikacijos, jo sudėtingumo darbo, ten yra visa metodika. Mes laikomės tvarkos, aptarėm šiandien rytą visai sutarpo su švietimo skyrium, tiek pedagogų, tiek kitų kategorijų atlyginimus. Ir tai, ką Julija sako, bendromis sumomis, kadangi mums krepšelį irgi duoda atitinkamai valstybė pagal metodiką,
savo pedagogų lygį ir tuos veiksmus esame atlikę, didinant tą nustatytą tvarką. Ir kiek pasieks? Pasieks, be jokios abejonės procentais pasieks. Apie kiekvieną dabar negaliu pakomentuoti. Turbūt kai pasieks, tai tada bus galima jau konkrečiau. Yra numatytas planas, rugsėjo pirmąjį dar 8,5%, o ką klausė. Vienas pedagogas neįgus kitam pedagogui, valstybė kalba apie bendrą. Tai užduotis duotos, mes laikomės, nes tai yra valstybės viešos ir nustatytos. Tai vien krepšelio dotacija, tai 85% skirta darbo užmokesčiui, tai jinai taip yra atiduota. Pagal tą tvarką, kai nustatyta ir dar daugiau. Tikrai mero sprendimais mes skiriam dar daugiau užmokesčių negu realiai valstybė. O ten datos yra įvardintos, nuo kada tas jau buvo įgyvendinta, ar ne? Taip, tas vyksta jau 2 metai. Ir dar vienas klausimas, aš žinai, meras dalyvauja šitą investicinę dalis, o tikimasi šiais metais, kokie projektai numatyti, kaip su kultūros centru, ar jisai pajudės, ar nei kiek nepajudės. Ir tiesiog reiškia, dar tą plačiau galima pakomentuoti investicinę. Dar projektų lentelę, aš dabar galvoju, gal Jurgita išsamiau galėtų pristatyti apie projektų įgyvendinimą šiais metais. Iš tikrųjų, įsibėgėja jau 21-27 metų finansavimo laikotarpis, tai jeigu dar praeitais metais buvo atliekami tam tikri parenginiai darbai, tai šiemet jau prasideda įgyvendinimas, kai kurie projektai jau pradėti įgyvendinti praeitais metais. Tai turbūt pastebėjau, kad sutvarkytas bažnyčios skveras, dviračių takai nutiesti, tai tęsiant pradėtus darbus planuojama pabaigti dviračių takų tiesimo, kultūros centro darbus, jau pasirašyta finansavimo sutartis dėl Vilniaus alėjos rekonstrukcijos ir artimiausiu metu bus pradėti darbai, taip pat esam pateikę ir jau skirtas finansavimas pagal Lenkų programą tokiems strateginiams objektams, sakyčiau, tai paminklo skvero sutvarkymas, skvero prie Čiurlionio 80 sutvarkymas, bažnyčėlės pakrantės sutvarkymas. Tai tokie turbūt pagrindiniai didžiausi objektai, kurie startuoja šiais metais. Na, o šiaip esam pateikę paraiškas ir dėl Alpos tvenkinio sutvarkymo, tai laukiam atsakymo nuo vasario mėnesį turėtume žinoti. Taip pat smulkesnių projektų turim, kurie susijęs su savivaldybės veiklos tobulinimu, tai ir strateginio planavimo sistemos kūrimas ir bendradarbiavimo projektai semiantis patirtį. Tai investicijų labai didelė dalis ir, sakyčiau, tokių strateginių kitais metais suplanuota, taip pat ir švietimo įstaigas, baigiamas rengti techninis projektas visos dienos mokyklos atgimimo, socialiniam projektam taip pat didelis dėmesys, jau pradėtas rengti remonto aprašas ir šiais metais turėtų būti užbaigtas Veisiejų 17 neįgalių dienos centras skirtas psichikos negalią turintiems asmenims, kad jie būtų produktyvūs ir galėtų ne tik tai užsiimti kažkokią veiklą, bet galbūt ir gauti kažkokias pajamas. Taip pat planuojamas kartų namų projektas, rengiamas, parengta techninė dokumentacija, planuojamas pirkimas artimiausiu metu. Žodžiu, labai daug iš tikrųjų 25 metais ir tokių tikrai labai reikšmingų investicijų, apie kurias mes turbūt svajojom daug metų. Aš jeigu galiu papildysiu Jurgitą ir Julija, ką pirmą pasakė, yra dvi dalis. Yra mūsų rizika pradėti projektą ir tą mes padarėm savo lėšomis. Šiemet prasideda, ačiū Dievui, aš tikiuosi, Jurgita, labai, kad mes sėkmingą finišę pasirašysim finansavimo sutartis, nes laikotarpis prasidėjo tikrai pakankamai senai, derinomės, dėliojomės pakankamai sklandžiai. Sausio pabaigoje vasario mėnesį pasirašysim didžiąją savo finansavimo sutartį, kurį liečia viešo atsistatymą už bažnyčios skverą, už dviračių takus. Dėl ko mes šiandien dienai neplanuojame jokių paskolų biudžete, mes suksimės iš to, ką atgausim savo investuotus į šitos projektus.
O metų bėgyje atitinkamai, jeigu įsisuks, tai jūs klausėt, ir kultūros centras, tai tikėtina, kad tikrai ateisim į tarybą su tiesiog suma, kurią gali tekti pasiskolinti. Iš kur tikitės? Kaip sakot? Iš kur tikitės finansavimo kultūros centrui? Tai iš bankų, iš paskolų. Savo turim sukaupę lėšų sumų, apyvartinių ir tikrai neištaškė. Vyriausybė gal? Šiokios geros valdžios mes irgi tikimės. Kol kas kultūros centro sutartis tikrai nepasirašyta, nes rankoje nešasi tarpusavį. Iki Šią šiol. kitą paminėjau apie kultūros centrą, tai yra parkelio, kuriuo mes tikrai startuojam ir tikrai pinigai numatyti, tai yra parko prie kultūros centro įrengimo darbai. Irgi svarbus šitam objektui, jau darbai vyksta. Ir citus projektus turbūt į pabaigą. Koks? Citus tas projektas Nemuno renovacijos turbūt irgi į pabaigą pagal viską panašu. Labai gerai jau susitvarkys. Jeigu būtų ta geroji pradžia šiais metais kultūros centro, pavyktų tą sutvarkyti tos ginčius teismais, susitvarkyti, tai kiek reikia laiko užbaigti. Pusantrų metų, Pusantrų metų. sakė, Neišgirdau. 15 mėnesių darba, plus dokumentų sutvarkymų. Tikėjomės atidaryti balandžio 26. Deja. Ginčiai teismuose. Taip, taip, šiaip. Ne viską. Ar turėsite dar klausimų? Klausimų nėra. Tęsime, kad jau toliau. Prašau. Klausite, ką detaliau. Ai, ką tęsime, ar ne? Tai galima suprantyti. Aiškintis didelis. Meras pasigėdo. Antros programos. Pirmie nieko nepaminėjote, dabar nieko nepaminėjote. Gerai, antros programos modelis sudaro mažą programą. Irgi bus lygiai taip pat gyvendintų projektų, Taip. jau parodykime. Čia irgi yra tas pats projektas, kurį ką tik aptarėme. Minusas ateina dėl to, kad jo tiesiog neplanuojame. Ne? Nes pernai metais, vat kaip ir minėjau, iš savarankiško biudžeto lėšomis mes tikrai dėjom daug pinigėlių ir įgyvendinom bažnyčios aikštės projektą ir Žvaigždžių orbitos didžiąją dalį. Taip kad jeigu viskas sėkmingai vyks, mes tuos pinigėlius gausime kaip grįžtančias ES lėšas ir galėsim toliau įgyvendinti kitus projektus. O šiaip dėl antros programos turizmo, kultūros ir sporto plėtros programos galiu paminėti, kad jinai sudaro apie 7 beveik milijonus. Kurorto rinkliava siekia beveik apie milijoną. Ir tada skiriama šitoj programai paskirstoma lėšos, galima sakyti, 5 biudžetinėms įstaigoms, taip, administracijai, Druskininkų sporto centrui, Druskininkų kultūros centrui, Druskininkų miesto muziejui ir viešai bibliotekai. Ir didžioji dalis lėšų yra skiriama administracijai, tai sudaro virš 3 milijonų eurų gyvendinamiems projektams. Didžioji dalis, ką jau minėjau prieš tai, projektų skyriaus vedėja, kad skiriama kurorto partnerystės projektams, tokiems kaip Čiurlionio paminklo skverui, Lakštingalų takui, Čiurlionio 80 skverui prie Druskininkų švietimo centro. Taip pat kultūros centrui yra skiriama likusi dalis 813 tūkstančių eurų, tai čia būtent apie kongreso rūmus, kurį ir kalbėjom, jeigu kartais įsisuktų projektas. Naujų skulptūrų Vilniaus alėjoje, idėjų konkursų ir skulptūrų įrengimui skiriama 500 tūkstančių eurų. Pati kurorto įvaizdžio formavimo programa, gal net galima atsidaryti, parodyti kurorto rinkliavos lėšų lentelę, tiesiog kaip mes ją paskirstom. Tai galima paminėti, kad iš kurorto įvaizdžio skiriama 840 tūkstančių eurų ir šiaip, kaip matot, mūsų čia yra pateikta 2021-2025 metų palyginimas kurorto rinkliavos, ant kiek jinai išaugo ir kito. Šiais metais yra skiriama infrastruktūros gerinimui virš 32% ir turizmo rinkodaros priemonėms didelė dalis, nes kaip primenu, kad 2025 metai tai yra kultūros sostinė, tai didesnė dalis
Kadangi šiais metais kurorto rinkliavą planuojama atitinkamai pagal faktą, nes pernai surinkome apie 1 400 000, tai atitinkamai ir šiais metais planuojam surinkti tikrai nemažiau kurorto rinkliavos ir paskirstome tas lėšas atitinkamai. Tai turizmo rinkodaros priemonėms skiriama apie 300 000 eurų kurorto rinkliavos, taip pat skiriama kurorto įvaizdžio formavimui apie 100 000 kurorto rinkliavos. Galiu paminėti, kad atminimo lentelėms Justino Marcinkevičiaus paminklo rėmimui yra skiriama apie 7 000. Šiai dienai esam surinkę, galiu paminėti, paminklo rėmimo lėšų 100 000, čia jau. Druskininkų sporto centrui yra skiriama beveik 1 000 000 eurų. Renginiams, visiems sporto renginiams yra skiriama virš 243 000. Tai į šią sumą įeina ir sporto turizmo renginiai, ir renginiai bendruomeniai, kurie sudaro 60 000, vyrų krepšinio komandai 20 000, sporto projektams konkursiniams 20 000, taip pat skiriama 80 000 dalyviams, tai atvykstamojo sportinio turizmo druskininkuose veiklų skatinimui. Druskininkų kultūros centrui yra skiriama virš 2 milijonų, tai skiriama, kaip aš jau minėjau, visa didžioji dalis kultūros renginiams, apie 1 100 000, iš jų savarankiško biudžeto lėšų skiriama 586 000 ir kurorto rinkliavos pačios irgi 500 000. Taip pat skiriama ir kultūros projektams konkursiniams. Ir galiu paminėti, kad šioje programoje iš savarankiško biudžeto lėšų taip pat yra skiriama miesto muziejui, tai sudaro apie 288 000, druskininkų viešai bibliotekai virš 400 000 lėšų. Didžioji dalis gal šių įstaigų sudaro darbo užmokestis, tai viešosios bibliotekos būtų darbo užmokesčiui skiriama 347 000 eurų, miesto muziejui skiriama apie 189 000 darbo užmokesčių. Gal turi dar klausimų dėl šios programos? Jūs galite porą žodžių pasakyti, kaip apie rinkliavos kalbate ir paminėjote atliekas, bet apie dotaciją už atliekų nieko nepaminėjote. Prisidėjimą. Mūsų prisidėjimą. Tai dabar, jeigu tada grįžtam prie atliekų rinkliavos, kaip ir minėjau, visi kaštai sudarytų apie 1 700 000, jeigu tiksliau, tai 1 682 000. Savarankiškas biudžetas sudarytų 334 000. Tai reiškia, kad rinkliavos lėšų šiai dienai mums neužtenka. Mes turime dengti savarankiško biudžeto. 98 000 žaliųjų atliekų tvarkymui dengiami ir 236 000 pačio savarankiško biudžeto lėšomis. Nežinau, kad čia kažką dar išsiplėsti. Tiek, kad mes rinkliavos dar buvo. Tai reiškia, kad rinkliavos nepakanka. Nepakanka. Tai buvom nusistatę naują rinkliavos dydį 2022 metais ir pagal viską tikrai reikėtų gal didinti tą rinkliavą. Bet šiai dienai Paskutinį kartą rinkliava nustatyta 22 nuo balandžio 1. Kaštai šiek tiek išaugė, nežiūrint to, kad darom vairias priemonės, kad sumažinti kaštus. Tai yra rūšiavimas tikrai mūsų labai neblogas, mišrių atliekų kiekis, kurios yra brangios, stabilus. Tačiau yra tiesiog taršos mokesčio augimas, deginimo kaštai ir kiti kaštai, kurie iškėlė, o jeigu dar kainų komisija nuo šių metų Liepos 1, taip sako, nustatys, nes kainų komisija jau reguliuos ir atliekų kaštus, tai yra paskutinės sritis, kurie dar nesigrįžo netvarka, šilumas ir energetika seniausiai, šita buvo likusi savivaldybėse, bet jau nuspręsta prieš 1,5 metų, tai atitinkamai šitie kaštai gali būti, kad padidės, kad negalim dabar pasakyti tiksliai. Todėl kalbam apie konkrečius šiandien dienai žinomus skaičius. Dar kaip tik šią savaitę susitiks su akcininkais, aptars situaciją. Mes galvojam, kad veikia labai efektyviai, įmanomai vidiniais resursais kartu su bendruomenė ir verslu gilų rūšiavimo taupom tą krepšelį, bet nežiūrint to, jis mažesnis šiandien dienai dėl augančių visų išorės faktorių lemiamų kaštų.
rinkliavos jau nebepakanka, per 3 metus pasidarė minus 300. Kažkiek čia 2000, ką Julija pasakė. Tai antroji metų pusėje teiksim informaciją jums, kokia yra faktinė situacija ir tuomet nuspręsim. Komitetų nariai Reikia siūlymą, kad reikia žiūrėti šiemet. Nesulaukti, kol išaugs iki 500 milijonų. O kaip tas galbūt irgi išneš siūlymą. ta rinkliava pas mus palyginus su, nu, su kitomis? Taip. Yra reikalų. Jo, yra reikalų, ką meras sako, labai sunku lyginti, kaip tik aptarsime akcininkų susirinkime. 11 regioninių racijų yra per Lietuvą ir jie turi labai skirtingą krepšelį paslaugų. Alytaus racas turi maksimaliai įmanomas teikiamas paslaugas, mes esam lyderiai pagal užduotis europinės, ar ne, kalbant ir apie maisto tvarkymą, ir apie tekstilę, visi kiti dar tik pradeda žioplinėti ir turi tikrai šiaip savo tvarką. Nu, gal čia šiek tiek persūdžiau, bet tikrai prasčiau. Mes turim nuo kvadrato, kiti turi rinkliavas nuo pakelimų skaičiaus. Skirtingi dalykai ir tikrai sudėtinga palyginti. Esam gavę ir turim užduotis, kaip tik racijų iškėlė, kad palyginimą pateiktų pagal bazinės paslaugas. Kaip mums žinoma informacija, tai mes tikrai nesam brangiausi. tvarkomės geriausiai. Tvarkomės geriausiai. Bet jeigu galima būtų siūlyti, tai tiesiog teko bendrauti su gyventojais ir tą, ką jūs kalbat, kad kokie yra kaštai ir kad tenka iš savarankiškų lėšų savivaldybės dengti. Tai apie tai gyventojai mažai žino. Žino, kad, žinot, žiemą visai buvo, kartais ir vėluoja atvykti ten, nu ir čia jau žinot, pavėlavo ir ten netvarkinga ar dar kažką. Tai vat teko aiškinti, kad kadangi vienas iki man tarybos posėdėje buvo paaiškinta, kad atseit per lėtai surenkamos tik kartą per mėnesį. Jeigu padažninsim, tai aš tiesiog reiškia, jeigu galima prašyti specialistų, kad paremtų straipsnį ir paaiškintų gyventojams, kokia yra reali situacija, kad savivaldybė daro labai daug gerų darbų, kad kol kas vienų rinkliava išliktų tokia, kokia yra, bet ateityje iš tikrųjų, kaip bus ir tuo labiau, kad jeigu perims jau kaimo komisiją, o ne pati savivaldybė, tai... Dalį kaštų, būtent sąvartyno kaštus, reguliuos, liks gabaliukas nereguliuojamų, nes atvežimas į sąvartynų lieka savivaldybių dar ten keletas pozicijų, sudėtinė ta kaina, bet regione jinai vis tiek turės būti išvesta bendra. Tuomet, kaip mes esam susidėlioję su regionų merais ir regionų taryboje, tai aš manau, kad šitą dalį neišblaškys kaimo komisija, jinai iškys ir savivaldybių rinkliavas, tai atstovėjo merai tikrai tą poziciją prieš 1,5 metų, tai galvoju, kad ta įtaka bus minimali, tikėkimės. O papildysiu direktorė ir analizė tikrai atlikta, kad to vieno karto laiko pakanka, jeigu žmogus rūšiuoja arba šeima rūšiuoja. Jisai turi pilną komplektą palyginti. Tai jeigu neužtenka, tai pas mus nėra kažkokio kito mokesčio, galima pasimti ir didesnį konteinerį. Tai bet tik aišku, reikia tą konteinerį dirbti atitinkamas atliekas išrūšiuotas. Tai tame problemos nėra, o skundžiasi tie, kas nerūšiuoja dažniausiai. Apie viešinimą mes tiesiog viešinimą pritarėm, kad galima aktyvinti ir reikia aktyvinti. Mes sakom. Ir prieš tai va komitete pristatinėjau, kiek iš tikrųjų skiriasi miškiukų kaina, tai jeigu tona kainuoja 300 eurų už toną, tai tuo pačiu maistas kainuoja tik 100 eurų. Tai tie kaštai ir gula. Tai kuo mes daugiau išrūšiuosim, tai mokėsim 100 eurų, o ne 300 eurų. Ir deginimas momentas. Taip, o kur vežam viską į sąvartyną, tai yra dabar tikrai milžiniški kaštai, mokam, nes jeigu viršysim kiekius, mokam baudas valstybei, taršos mokestį tą vadinamą mokam, kuris anksčiau buvo iš vis 0, paskui 3 eurai, 5 kilo, 15, ir dėl ko mes dabar netelpam į tą savo krepšelį, už tai, kad, pavyzdžiui, ir taršos mokestis pakilo 70 eurų už toną. Tai kuo mes daugiau
šiukšlių atliekų, tuo mes daugiau susimokam per bendrus kaštus. Tai kuo mažiau nuvešim arba pigiau išvažiuotą nuvešim, tuo kaštai bus ir mažesni. Jeigu galima dar paprašyti pasidalinti gerąją praktiką, tiesiog taip širdis džiaugiasi, kad centre tokie, kaip čia, pastatai, kurie lūšnos, mes jas vadindavom, dabar jos kažkaip tai remontuojamos, tvarkomos. Čia turbūt irgi teko kažkur. Botagas, nekilnojamo turto mokestis. Tai jeigu pamenat, tarybos sprendimu kiekvienais metais įtraukiam į atskaitų sąrašą ir jie moka padidintą nekilnojamo turto mokestį. Tai kaip ir direktorė minė, vienas tai yra iš botagėlių, kad kitą kartą vertas pasitvarkyti, pasiremontuoti ir aplinką prisižiūrėti, negu susimokėti padidintą mokestį nekilnojamo turto. Be abejo, ir vadovybė dirba ir visada skatina, kad verslas irgi plėstųsi ir statytųsi ir ateitų investicijos. Čia kiemai. Tai jūs minit, kad daugiabučiai namai, tikrai didelis ūkio dažnas, Renovacija pavyko. taip, kur tikrai skelbė, nežinau, ten 20-30 kartų, kad tik tai susirastų rangovą, nes, kiek suprantat, visi šitus medinukus nei vienas statybininkas nenori ateiti, nes bijosi, kad pajudins ir ten viskas subyrės. Tai tikrai ir direktorės dėka, ir darbuotojų tikrai dirbo ir ieškojo tų rangovų, N kartą skelbė tuos pirkimus. O pavyko, ar negaliu paslapti, kaip sugrupavo namus ir nupirko. Bendrą prievolę renovuoti ir medinukus. Tai buvo išganinga mintis ekspertų, pasiūlė tokį variantą, taip ir įveikė. Nu, ne vieną pirko objektą, bet pirko, pavyzdžiui, 10. Puikiai, pačiam centre tiesiog. O jau Kupo gatvėje irgi čia. Taip, ir tas lygiai taip pat. Nes ten tų gyventojų yra. Tai aplamai būtų tikrai vis intensyviai dirba šitoje srityje. Šiais metais jie turi virš 20 renovuojamų objektų, tai krūvis tikrai didelis, namai ir bendrabučiai tikrai yra specifiniai. Tai reikia labai padėkoti visiems, kurie Mėnesit ataskaitas, kuriais ir kalbame. pačiam centre, tai buvo tikrai įvaizdžio dalis nebuvo. Ar dar iškilo dar kur nors klausimų? Jūs labai gerai pasiruošęs. Jau matau, tarybos nariai kažkaip tai viskas aišku, jiems panašu, kad jūs jau nieko neprisiminėt, kad dar galėtumėte smulkiau. Tai čia galima kalbėti, žinoti, Galima tik pasakyti, kad tarybos sprendimą jūs turbūt, jeigu spėjate, jau susipažinot, jūs gaunat mažesnės apimties dėl biudžeto, tai yra pagal teisės aktą mes tiesiog pačios savim džiaugiamės, nes realiai iš tikrųjų buvo labai didelės apimties, daug priedų įvairiausių ten pjūviais. Pagal teisės aktą dabar bus labai paprastai. Pats sprendimukas, trimetis biudžetas, ne? Ir pajamų priedas, ir asignavimų priedas, tais pjūviais, kur numatyta. Pagal įstaigas, taip, ir pagal išlaidų šaltinius. Tai manom, kad bus visiems labai patogu, mums administruoti lengviau, mažiau klaidų darysim, o jau tiesiog susipažinti, kaip sakant. Tai va, nuo šių metų nutarėm, dirbsim taip. Tai kokią probleminę sritį jūs biudžetą jau rengėt, pamatėt, kad trūksta ar kažkaip. Visur. Visur? Be išimties. Taigi laimingoji valstybė, laimingų žmonių šalis. Gero nėra srities be problemų, aš tai bent jau tokios nežinau. Jeigu būtų pinigų, tai kiekvienoje srityje dar kiekviena eilutė didėtų. Bent jau iš mūsų infrastruktūros, tai kiek mes išskyrusi bendrai esam iškelę tų projektų, tai nežinau, 20 milijonų reikėtų, jeigu būtų pinigai infrastruktūrai. Tai galėtų tikrai daryti, ir pajėgumai yra, ir rangovų turim, bet tiesiog trūksta finansavimo. Tai tikrai norėtųsi visur ir kiekvienoje gyvenvietėje, ir mieste, ir gatves, ir aikšteles padaryti, ir tinklus privesti, ir apšviesti, kur tik tai galima. Jei ne tas mūsų sėkmingas metų projektas, ne iš iniciatyvą ir dėka, tai nežinau, kaip būtumėm atrodę, kalbant apie tas
nes Jo. per tą laikotarpį išrandusias visokias kainas. Labai greit pamirštam tus darbus, jau atrodo, kad čia tik savaime kitaip bus, negalėjome, bet iš tiesų. Švietimą, Negalime, Projektą, didį projektą, kur padarė kai visą gatvių dar krizė 2009 prasidėjusią labai pigiom kainom. Per 3 metus padarėm darbus, o atsiskaitėm iki pernai imtinai. O kalbant tai apie čia ir visas... kiemus tuos ateities. Ne, ten pagrindė. Bet Gyventojai labai džiaugiasi. Jo, tai kad aš... Ir kiemai sutvarkyti. Juodais kiemais. Į duobes būtų apsilišę ir vargę. O ateities metinės arba Liškiavos kvartalą, tai dabar tvarkom iš savarankiško biudžeto ir tvarkom iš kelių priežiūros plėtros pinigų. Tai kaip ir prieš tai minėjau, jeigu mes, kaip ir vedėja minėjo, nepilnai gaunam 2 milijonus kelių priežiūros pinigų, tai bent vien tik šiais metais sutvarkyti tą ateities visą lanką, apvažiavimą ir dar visų 43 prie daugiabučio namo aikštelę, tai 1 milijoną 300 reikia. Tai, o kur nekalbant apie visus kitus likusius objektus. Šiaip padėtis su infrastruktūros registravimu ir asfaltavimu tikrai gera, nes didelį dėmesį skiriam tiek teisiniam dalykam, tiek tikrai tokiem nestandartiniam sprendimam. Jeigu Lietuvoje maždaug apie 50% susitvarkė, tai pas mus yra 80% registruotų, tai skaičiuotinos lėšos mums negrėsia, kad sumažėtų, bet šiaip jau KPP ta programa vadinamoji 5 metus turbūt negauna nei euro daugiau, o infrastruktūra bet kokiu atveju net ir tais laikais daryta, jau jinai reikalauja kai kur priežiūros dabar, 15 metų praėjus, tai ratas supasi, valstybė perdavimą, ne? Vertinant, kiek per 5 metus rangos darbai pabrango ir pati priežiūra pabrango, mes tiesiog sumą gaunam lygiai tą pačią. Tai jie nekeičia metodikos, ima gyventojų skaičių, ima ilgį, bet kad pabrango sutvarkyti tą ilgį, tai aišku rašom ir tai rašom, ne kartai. Seimo nariams susitikinės, vyriausybėje mes iš bet jie sako, yra toks krepšelis, dabar prioritetai gal šiek tiek eina, gynybai ir panašiai, ir toks atsakymas. Mes sakė, dėl to neturim dėti. Bent jau šiandien. Labai patogu. Neindeksuoti. Kiek biudžetas padidėjo, tai tiek kalbų išmokom. Vaikinas tikrai. Žiūrėkit, su projektais, kokie šaltiniai mes sugebame iš biudžeto pritraukti, tai čia Tai aš didžiulis ne pliusas. Lietuvos kalbų. Kalbant tiek, kiek jūsų biudžetas padidėjo, kiek tų darbo užmokesčių, papildomų apmokesčių, visi darbai irgi brangsta lygiai taip. Tai man kaip su renovacijom už tai irgi sunkiai sekasi, nes labai mažai kur indeksuoja ilga vakarienė, o brangsta kiekvienais metais ir tiesiog rangovam ekonomiškai nesimoka ateiti, nes darbai gaunasi brangiau negu paskaičiuotas investicinis projektas. Bet atsiranda vis tiek rangovų, ne? Jie atsiranda, bet va kaip direktorė Tai sugalvoja kažką. sugalvoja, kad jiem išsilygintų ir taip toliau, aišku, ir ūkis intensyviai dirba ir rašo ten irgi raštus ir viską, kad gaunasi brangiau, nu tai kai kur išsimuša, kai kur neišsimuša. Gyventojai turi daugiau prisidėti. Investicinius perdaryti turi. Irgi kainuoja laikas vėl viskas brangsta. Bet šiaip šaunu vis tiek, kad sudėlioja jūs tas eilutes tikrai ir tada paskolos kol kas sudėlioja, tai labai gerai. Visos eilutės išdėlioti. Ne, tai čia yra sudėtingas mūšvas, aišku. Čia Kiek čia darbo, kiek čia, kaip sakyti, pagalvojimo, tai sunku susigaudyti eilutės, jau jau ten sudėlioti. Šiek tiek būtų gal pirmi metai, kad iš visai pasiskolintume, jeigu tik taip pavyktų mums. Ir bus įgyvendinti. Aš dėl projekto aš nesu tokia tikra, tik tai didžiulis džiaugsmas, kad mes senom paskolom grąžinti. Tikrai čia pavyks visai nesiskolinti, nors turim sutartį, bet biudžete neplanuojam skolinti lėšų. Jeigu prisireiks, neduok dieve, ateisim važytis pas. Ne, nu taip ir gyvenimas koreguoja ir situacijas, tai čia. Dabar paskolos dar brangios, jos pinga, tai tikrai neapsimoka, tai atsukamės iš to, ką turim ir tikrai, sakau, džiaugiuosi tą finansinę drausmę, mums pavyko tiesiog įtikinti save ir visus kitus.
tokio kaip tas vienos nakties indėlių iš sutaupytų Po palūkanų. efektų tai tikrai džiaugiuosi, nes per 2 metus išmokau ne tik plėjimas taupyti, Bet jau praktiškai mokyti ir kitus, kaip administracijos jau Finansinė drausmė. Jo, kurių nereikia. Nu, kad mes pernai vien tik tai palūkanų sutaupėm, tai buvo 128 tūkstančius, tai va prašau, jau 100. Pačioką. Ar bus dar klausančių, pasisakančių? Ligita darbo buvo, jinai pasirengus Galite trumpai pristatyti, jeigu kažko praleidai. Tai socialinės paramos srityje yra labai viskas stipriai reglamentuota ir jau yra valstybės pasakyta, kad didėja valstybės remiamos pajamos, didėja bazinė socialinė išmoka ir tai yra viskas susiję su mūsų tiesiogiai mokomomis išmokomis žmonėm. Ir išmokos yra mokamos socialiai jautriom grupėm. Tai čia yra tie poreikiai gyventojų, kuriuos savivaldybė privalo užtikrinti. Ir viskas šiame biudžete yra sudėliota, užtikrinta, pavyzdžiui, piniginė socialinė parama, socialinės pašalpos, kompensacijos, visos jos didėja 25%, nes būtent dėl to padidėjo valstybės remiamos pajamos, būtent tiek padidėjo. Tai yra viskas sudėliota atitinkamai, didesnės lėšos. Ligita, kad ketvirtais, lyginant su trečiais, mes pasitaupėm šitos teisingai, ar ne? Taip buvo sutaupytos nuo piniginės paramos lėšos, būtent nuo kompensacijų ir nuo socialinių pašalpų, kadangi esant stabiliam nedarbo lygiui, mažėjo socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Tai yra tos pašalpos, kur pajamos pačios mažiausios žmonių. Ir taip pat kompensacijų, kadangi atsižvelgiant į kuro kainas, buvo atitinkamai pakoreguotas ir taryboje kuro kaina, kurią mes taikom apskaičiuojant kompensacijų. Tai taip pat paminėjau pašalpos kompensacijas, tai ta didelė mūsų grupė išmokos vaikam. Čia taip pat yra didėjimas ir tai yra susiję, nes visos išmokos, visos 12 išmokų yra susiję su bazinė socialinė išmoka, jos kėlimu. Išmoka nuo 55 eurų padidėjo iki 70 ir tai vėlgi 25%. Tai čia tai būtent dėl to didėja ir dar atsiranda nauja išmoka. Atsirado nauja išmoka nuo sausio 1. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, tai yra tėvam skirta išmoka susimokėti už aukštas paslaugas. Tai yra valstybinė išmoka pagal išmokų vaikams įstatymą. Ir kita didelė grupė tikslinės kompensacijos vėlgi susijęs su dydžių padidėjimu. Tada yra kita didelė grupė socialinės paslaugos. Socialinėse paslaugose turim didėjimą, nemažą. Ir tai yra susiję didėjimas su vaikų dienos centrų priežiūros paslaugomis, kadangi vėlgi dydžiai, kokiais dydžiais mes finansuojam kiekvieno vaiko išlaikymą vaikų dienos centruose, yra numatyti ministro įsakymu. Tai didėja šie dydžiai ir įsiveda nauja grupė, už kurią mes turim, savivaldybė turi daugiau mokėti vaikų dienos centrui, tai būtent vaikai, kuriems taikoma atvejo vadyba, procesas vyksta. Ir kita dar grupė, kur stipriai didėja išlaidos socialiniam paslaugom, tai yra socialinės globos namų paslaugos, kadangi senėja gyventojai, taip pat didėja gyventojų su negalia ir taip pat brangsta globos namų paslaugos kasmet. Ir dar yra vienas niuansas, valstybė nustatė 1100 eurų dydį per mėnesį už vieną žmogų, tokią ribą, kurios tu negali viršyti. Ir ką taip noriu kuo dar pasidžiaugti, tai yra socialinės veiklos projektai. Juos įgyvendina 7 organizacijos nevyriausybinės, teikia paraiškas ir šiais metais 25 000 savivaldybė skiria šioms veikloms lėšų daugiau. Tai būtent irgi dėl to, kad didėjo minimalus atlygis ir išaugo išlaidos
maisto produktams, kuriuos pristato nevyriausybinės organizacijos žmonėms į namus ir visos kitos išlaidos. Gal tiek būtų trumpai. Aš galiu dar papildyti truputėlį tai, kad socialinės paslaugos srities darbuotojams skiriama dotacija papildomai dar 31 000 darbo užmokesčiui. Ir dar į šią programą įeina ir savarankiško biudžeto lėšos apie 1 000 000 eurų iš jų savivaldybės būsto fondo plėtrai ir priežiūrai. Tai sudaro šias lėšas butų nuomos pajamos, kurios sudaro apie 455 000 eurų, ir butų pardavimo pajamos, kurios irgi sudaro apie 437 000. Tai yra mūsų pačių uždirbtos tikslinės lėšos. Ne jokia dotacija. Taip, čia jau tikslinės lėšos, jos ir yra skiriamos būstų plėtrai, toliau įsigyti naujiems būstams, būtent plėsti arba įrengti, arba pirkti. Taip, parduodam kažkiek tai vis būstų per metus ir tada vėl galim, jei kas stovi laukia, papildyti kitus įsigijimus. Kalbėjimus skaičius socialinės paramos turi didėjai taip pat. Jūs turite daugiau pagyvenusių žmonių su negalia. Jeigu jūs klausat, ar daugiau žmonių gauna socialinę paramą, tai ne. Tiesiog didėja dydis. O socialinių paslaugų gavėjų skaičius, jisai plečiasi tada, kai plečiam socialinės paslaugas. Bet jeigu kalba, pavyzdžiui, apie globos namus, tai gyventojų senėja ir daugiau, pavyzdžiui, išleistai globos namus, ar daugiau žmonių reikalinga pagalba į namus, arba dienos globa, integrali pagalba. Tai va būtent dėl senėjimo, dėl negalios, tokių yra daugiau, bet taip pat noriu pasakyti, kad plečiasi socialinių paslaugų pasiūla ir dėl to taip pat daugiau. O ta paslauga, kur auklės paslauga, tai čia yra išmoka, 364 eurų dydžio išmoka per mėnesį. Ir čia yra labai svarbu 2 dalykai. Abu tėvai turi dirbti ir auklė turi būti legali. Tai reiškia, kad dirbti pagal individualią veiklą ir mokėti mokesčius. Jeigu dirba pagal darbo sutartį, tai kaip tada? Kaip? Arba pagal darbo sutartį, jeigu tai yra paauglių įmonė, tada darbo sutartį. Bet čia bet kas gali kreiptis, ar yra kažkokie kas? Darbo užmokesčio įmonė kažkokie. Tai dvi pagrindinės sąlygos, kad tėvai turi dirbti ir auklė turi būti legali. Bet nesvarbu, kiek tėvai, kiek tėvai, ta prasme, koks. Tėvai remiami turi būti. Taip. Kad kreiptųsi dėl auklės. Arba tie pajamos klausia, ne, čia nėra svarbu. Tai bet kas gali kreiptis dėl auklės, jeigu jie yra dirbantis asmenys. Tai jeigu auklė legali, ne? Vaikas, čia nepasakiau, vaikas iki 6 metų turi būti. Tai svarbiausia. Nes čia yra išmoka skirta paskatinti tėvus dirbti ir užtikrinti vaikų priežiūrą. Tai ypač aktualu didžiuosiuose miestuose, kur yra darželių trūkumas. Bet mes savivaldybėje turime ir jau gavę 3 prašymus. Bet mes apie tai kur nors skelbėme visuomenėje, bendruomenėje? Mes asmeniškai skyrius neskelbėm dar, o per žiniasklaidą tai vieną kartą žiūrėjau. Bet mes asmeniškai dar savivaldybę neturėjome. Bet čia, ta prasme, turėtų būti irgi tos valandos kažkokios, ar čia, tarkim, ir po 5, ten po 6? Ne, čia yra alternatyvos. Štai darželį labai gerai Elvira pasakė, šiandien dienai mes darželiuose problemos neturime. Mums skatint, kad jūs imkite auklės, o mūsų darželiai kaip tai bus tušti. Ką žinau, čia reikėtų labai mylėtas pastangas dėti, kad jau jūs čia dėl tų auklių kreipkitės, ne? Paslauga yra paviešinta savivaldybės tinklalapy, prie visų socialinės paramos paslaugų yra įkelta. Bet čia, ta prasme, kai tėvai dirba, tuo metu tik ta auklė kompensuojama, jeigu po darbo ir nekompensuojama. Mes negalim pasakyti, koks yra tėvų darbo laikas, pavyzdžiui, jeigu dirba pagal individualią veiklą. Tai įstatymas nenumato. Nes čia labai taip gali supras, jeigu ten dirba, tarkim, savaitgalį arba ten.
daryti, sumokėti mokesčius, tai Mąstė, nebenaudojama. kaip dirbantis pailsėti. Gali būti ir taip, kaip auklė turi būti. Man nebuvo. Tai tada apsimoka Lietuviškai svarsto, kaip dirbti tokia auklė, bet šiaip prižiūrėti vaiką už 360 eurų per mėnesį ir dar sumokėti atitinkamai, tai pagal veiklą taip pat reikia sumokėti. Pajamas tam tikras. Čia gal Čia visai vėl didelė. 3 ar 5 vaikus pasiemi, bet tada ir Būsim auklės taip, Čia tada šeimos darželis. Konstantinas Lečkovas nori paklausti. Baigėm diskusijas, prašom. Atsiprašau, sveiki. Mano klausimas yra susijęs būtent su socialiniu būstu, apie ką tik ponia Julija minėjo. Tai norėčiau paklausti, ar yra preliminariai planuojama, kiek tų būsto vienetų bus įsigyjama šiais metais. Ir jeigu turėtumėt po rankas skaičius, kadangi yra lyginamasis biudžeto variantas, norėčiau paklausti, kiek būstų bendrai buvo įsigyta praėjusiais metais jau susumavus ir kiek būstų buvo parduota praėjusiais metais. Ačiū. Galiu pakomentuoti, kad 3 būstus nusipirkom iš eilės, kad daugiavaikėm šeimom, daugiavaikėm mamom pagal sąrašą buvo. Pardavėjom, žinokit, dabar nepameluočiau 3 būstus irgi taip pat. O palyginamą variantą tai turėsiu pasiruošti, jeigu išleidimai atsakydavo. Aš tiktai gal galėčiau pridurti, kad artimiausiu metu bus teikiama paraiška finansavimui gauti pagal regiono priemonę ir pagal tą priemonę numatyta įsigyti iš viso 8 būstus daugiavaikėms šeimoms ir neįgaliesiems. Taip, tai čia nebūtinai per šiuos metus, bet tiesiog per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Tai kai Vida pasakė, aš galiu tik papildyti, kad tam, kad nebeišlaiko, kadangi laikotarpis prasidėjęs, o mes tikslinės lėšas vis tiek nukreipiame į socialinio būsto fondo plėtrą, tai projektui teiksime šitos būstus jau įsigytus, ką Agnė vedėja paminėjo, ten yra tikslinės grupės, kadangi mes eilėse turėjome ir jie tikrai suteikti daugiavaikėm šeimom, tai jau jos bus teikiamos kaip patirtos išlaidos kompensavimui 85%. O visa kita, visas laikotarpis iki 2029, Apie 28. Tai atitinkamai, tai šitą laikotarpį pasakyti, kasmet kiek mes papirksim, žinokit, ne visada rinka mums pasiduoda, tikrai sudėtinga, mes planuojam ne mažiau kaip 5 įsigyti, stovi eilė nemažai, bet tiesiog rinka reguliuoja situaciją. Yra žiūrima, kas pagal eilę. Daugiavaikė, pavyzdžiui, reikalinga 2 kambariai, 3 kambariai, 4 kambariai, pagal tai irgi yra perkama ir kaip direktorė minėjo, kokia yra pasiūla, nes būna, kad ir nepasiūlo. Mieste daug kas nori. Lietuvoje gydant 2000 kūdikių mažiau negu 23 o druskininkuose. Gimė 114 vaikų, jeigu neklystu, tai yra maždaug apie 10 vaikų mažiau negu 23 metais. Tai nedaug, nežinau, tik 10. Tai visai yra. Tarybos nariai pasistentų ir pasirinktų. Gal jis stengiasi visi nuotoliu. Kurie gali. Ar bus dar klausimų? Ačiū. Nėra. Klausančių, pasisakyt gal dar kas nors nori? Irgi nėra. Tai ačiū labai visiems, kad dalyvavote. Tai čia pasimatysim. Visi provėdė maždaug. Jungtinės.